Na tai sveiki sugrįžę į test drive'ą. Šiandien dienai gavome Toyota Land Cruiser First Edition ir didelis ačiū Autotojai, kad leido jį mums išbandyti. Tai ir mes jį šiandien pristatysime jums, kaip jis atrodo mieste ir koks jis praktiškas užmiestyje. Na turbūt jeigu kažkiek atkreipėte dėmesį į naujosius Toyota Land Cruiser, tai jie turi skirtingus žibintus. Tai yra apvalūs ir yra stačiakampio formos. Tai stačiakampio formos reiškia aukštesnę, geresnę komplektaciją. Bet šiuo atveju mes turime First Edition, tai First Edition įdėjo apvalias lempas, kad reprezentuoti klasikinį modelį Land Cruiserio ir jį suderino su prabanga. Na tai šiandien dienai yra galimybė nusipirkti šį First Edition Land Cruiserį Europoje ir jų visam pasaulyje yra paleista net 5000, o Lietuvoje, Pabaltyje, kaip aš sakyčiau, tai tik 150 vienetų. Ir šį modelį tai daro tikrai išskirtiniu. Na ir jeigu įsimylėjote šiuos apvalius žibintus, tai nebūtina pirkti First Edition modelio, nes jisai yra limituotas. Toyota turi pasiūlyti 1958 modelį, kuris standartiškai eina su šiais žibintais, tačiau 1958 modelis eina su prastesnė komplektacija nei šis. Na tai Toyota su dizainu stipriai pasistumėjo, nes suliejo modernę išvaizdą su klasikiniu Land Cruiserio bruožu. Tos didelės arkos, visos linijos primena klasikinį modelį, aš manau, jūs sutinkate su manim. Ir visas kėbulas yra stipriai kampuotas, tiek arkos neturi ryškios apvalios formos, jos kampais visur. Visos linijos aplink sparnus, kapotas, duris, ypač kampota, net veidrodėliai. Na tai prakalbus apie veidrodėlius, tai man asmeniškai stačiakampio forma vertikaliai nelabai yra patogi. Aš dar nepripratau, dar pravažinėsim ir suprasim. Bet galėtų būti horizontaliai. Na tai labai džiugu, kad Toyota nepamiršo savo svarbiausio recepto. Tai rėmas ir kėbulas ant jo. Tai yra pats geriausias offroaderis. O, nėra amortizatorių, kaip gaila. Gerai, ką čia turim? Tai išties toli variklis. 2,8 litro dizelinis variklis. Šis variklis turi 204 arklio galias ir 500 newtonų. Na ir kaip 4 cilindram tikrai neblogi skaičiai. Land Cruiser modelis būtent pasižymi patvarumu. Tai Toyotos planas Land Cruiserius daryti patvarius ir kad jie tarnautų 25 metus. Ir kalbant apie tarnavimą ir kokybę, tai ši rankenėlė gal neatrodo labai kokybiška ir komfortiška, bet jinai tarnaus. Na, kas tam salone pasikeitė pas Toyota Land Cruiserį? Aš manau viskas, kardinaliai. Čia visiškai naujas automobilis. Pats dizainas salone išties kampuotas kaip ir išorė. Čia turime juostelę, kuri imituoja kaip ir raištelį. Šitas pavarų perjungėjas išties malonus rankai. Standus ir visas apvilktas oda. Na tai turime 2 ekranus, vairą elektrą valdomą, taip pat vairas turi vairuotojo stebėjimo sistemą, tai stebi vairuotoją, ar mes žiūrime į kelią. Na ir Toyotos kameros yra išties patogios, matome tiek linijas, tiek visą erdvę aplinkui, tai parkuotis išties nebus sudėtinga. Bei matome kryptinės linijas, kur atsidurs jūsų ratas tam tikrų kampų pasukus vairą. Na ir šis veidrodėlis turi 2 funkcijas, tai įprastas vaizdas ir ekranas. Tai šis ekranas reikalingas tam, kad jūs matytumėte galinį vaizdą, nors ir esate prisikrovę daug daiktų. Taip pat begalė vairavimo režimų, modų selektorius. Na tai iš tų išskirtinių važiavimo režimų, tai turime nuokalnės asistą. Na ir First Edition modelis turi išskirtinai priekinio stabilizatoriaus elektroninį atjungimą, tai reiškia atpalaiduoja ratus.
nuo pasipriešinimo tarpusavyje. Taip pat yra centrinio diferencialo užrakinimas ir galinio diferencialo užrakinimas. Taip pat 4 varomų režimam pasirinkti mygtukas yra išties įdomus. Norėtųsi tiesiog jį palenkti, bet taip galim netyčia ir sulaužyti. Galbūt ne Toyota Land Cruiser'e sulūžtų, bet jis išties turi būti atspurus. Reikia jį nuspausti ir pastumti. Tai neapsigaukite, kai bandysite šį modelį. Na tai klimato zona išties patogi. Galima laikant ranką čia, nesunkiai reguliuoti visą sistemėlę. Tai turime šildomas ir šaldomas sėdynės priekyje. Turime šildomą vairą. Apačioje turime audio valdymą, taip pat turime kamerų mygtuką bei papildomą šildymą. Tai tas papildomas šildymas veikia taip, kad užkūrus automobilį nuspaudžiam jį, pakelia apsukas ir greičiau sušildo saloną. Turime telefono pakrovėją bevielį, turime patogius didelius bei kvadratinius puodelių laikiklius, turime mažą porankio daiktadėžį, čia galbūt šaldytuvas, taip, čia šaldytuvas. Čia kietai. Coolbox. Na ir keleivis tikrai galės pasikrauti savo telefoną. Yra papildomos netgi 3 jungtis USB-C ir HDMI jungtis. Man išties patinka, kad šie ortakiai yra apvalūs ir jie primena šiek tiek išorėje priekyje matomus žibintus. Tai tas kvadratinis dizainas su apvaliais ortakiais išties dailu. Man patinka. Na ir sėdinių ergonomika. Tai jos išties patogios, čia neturime dėja. Tai pas vairuotoją įsiskleidžia apačia, kad atsiremtų jūsų koją ir sėdėtumėt patogiai. Sėdynės elektrinės, kelias aukštyn leidžia žemyn, bei visi vartymaisi į visas pusės. Tai man sėdėti išties patogu, nežinau kaip keleiviui, nes ten mažiau funkcijų, bet vairuotojas sėdynė labai patogiai. Norėtų važiuoti ir važiuoti. Keliamės į galą. Pabandome erdvę gale. Tai aš priekyje nusistatę sėdynę pagal save, patogiai. Aš mėgstu gulsčiau važiuoti. Tai už manęs, sakykime, vietos man pačiam taip kaip tik norėtųsi daugiau. Galvai sočiai, nekliudysiu. O kaip šita vieta? Pabandom įsipatogiai, nes man kol kas nelabai. Sėdynėje norėtųsi, kad būtų atrama aukštesnė kojoms. Sėdynė ar daugiau valdymo turi? Neturi. Taip, šokame į vidurį. Ką mes turim vidury? Vidury labai aukštas kelmas, kuris yra iš plastiko. Nežinau, kol tai padarė, tai jis tikrai greit nusidėvės, kilnojant kojas aukštyn žemyn. Na ir gale išskirtinai Toyota turi šildomas ir šaldomas sėdynės, bei visas funkcijas pasirinkti režimams. Beje, pamiršau paminėti. Visos reikalingos pakrovimo rozetės. Na ir First Edition tikrai pasižymi gera komplektacija, netgi turime papildomą geresnę audio aparatūrą. Toyota kaip ir priekyje, taip ir gale turi dėžės formas ir žibintai dėja neapvalūs, jie šiek tiek primena kvadratinę formą. Na ir pati svarbiausia Land Cruiserio vieta, tai jo bagažinė. Tai turime labai patogų galinį stiklą, tai jeigu mėgstate keliauti ir turite pilną bagažinę daiktų, tai nereikės rizikuoti visko pamesti atidarius pagrindinį dangtį. Čia turime paslėptą galinio vaizdo kamerą, tai galinis veidrodėlis, jis transliuoja vaizdą tiesiogiai. Tai turime automatinį dangtį. Visa bagažinė padengta plastiku, bet jis tarnaus. Toyota žino, ką daro. Bagažinės dangtyje turime neįprastai sumontuotos kolonėlės bei žemų dažnių garsiakalbių. Rozetė mėgstantiems keliauti. Bagažinė turi papildomą erdvę jūsų daiktams. Čia turime papildomą skyrių jūsų daiktams bei offroaderio donkratas. Jis yra hidraulinis. Na ir Land Cruiseris gali būti 7-vietis, bet kažkodėl šis modelis jų čia neturi, bet turi puodelių laikiklius gale, kas yra gan keista, kodėl jie juos paliko. Na ir visa bagažinės erdvė. Pabandom paguldyti sėdynės. Atlenkus sėdynės, bagažinė išties lygi ir bus jinai labai talpi, nes turime kvadratinę formą jos viduje. Kad neužteršti šitų spynų, kai sėdynės yra atverstos,
yra dangteliai. Toyota viską apgalvojo. Nesu dar taip matęs. Gale turime papildomą oro ventiliaciją lubose, tik tiek galiniam keleiviam. Turime dar pakrovėjų gale esantiem. Toyota Land Cruiser tai modelis, kuriam jau net 70 metų. Tai modelis, kuris kalba ir yra atsakingas už patikimą automobilio sąvoką. Tai visą laiką Land Cruiser pasižymėjo didžiausių patikimumu. Jis nuveždavo žmonės visą laiką į tolimiausius nepasiekiamus taškus. Ir po šiai dienai jis nepasikeitė, jis toks pats. Jisai tik pakeitė savo dizainą ir pasipildė geriausiom technologijom, kurios yra išties reikalingos mums kasdieną. Na ir kuom šitas Land Cruiser yra ikoniškas, tai aš su juo važiuodamas jaučiuosi, lyg tai būtų ne vakar pagamintas džipas, o tai būtų paimtas iš 90-ųjų ir naujam gyvenimui prikeltas džipas. Nes iš ties pojūtis iš to variklio garso, iš kėbulo vibracijų, važiuoklės darbo, to pasvirimo kampo posūkiuose, tai yra iš ties seno ikoniško džipo pojūčiai, kuris maloniai nuteikia. Tu nori džiaugtis šito džipu ir tiesiog keliauti su juo. Man asmeniškai tai gera, maloni nostalgija apie tuos senuosius džipus, kuriuos dažnas iš mūsų nusiperkam pramogoms žiemai. Tai išbandom tą pačią bekelę, tą patį sniegą, nuvažiuojam į mišką pakempint. Tai šitas džipas turi tai. Tiesiog ikoniškas Land Cruiser, tai yra tiksliai pavadintas Toyota džipas. Jeigu jūs sekate visus Toyota Land Cruiser modelius, jie niekad nebuvo tiek technologiškai įsišokę, kiek šis. Tai ta prasme mes turim ekranus, mes turim visur mygtukus su labai maloniu palietimu. Tai to nebuvo Toyotai. Toyota tiesiog ką tik pradėjo taikytis, gal sakyčiau, prie europiečių, prie amerikiečių. Mes norim to malonaus pojūčio salone. Mums neužtenka funkcinių mygtukų, kurie yra tiesiog plastikiniai, su kietais paviršiais. Toyota prisitaikė, sakykime, prie mūsų. Tai iš ties malonu čia sėdėti. Tai pereikime prie medžiagų kokybės. Tai viskas, ką turime aplinkui, neturi pojūčio, kad tai yra pigu. Tai yra matiniai, švelnus paviršiai, daugumoje visur odos imitacijos, bet bent vairas turi tikrą napą odą ir beje vairas šildomas, tai jauties maloniai paėmęs už šilto vairo, bet ne per karšto. Jis turi dar šildymo padėtis. Kylam į kalniuką ir lengvas vingis. Ir per vairą jutau, kad esame pastoviai 4 varomų ratų režime. Na ir šis modelis ir neturi tik 2 ratų varomo režimo. Jis visą laiką varomas 4 arba su palėtinimo funkcija. Bei visi režimai, čia tų režimų yra begalė. Tai turime režimus, galiu pabandyti išvardinti, sniegui, purvui, žvyrui ir giliam sniegui. Tai visi šie režimai pritaiko automobilio važiuoklę, ta prasme, kaip dirbs greičių dėžė, kaip greitai suksis ratai, koks dažnis sukimosi bus tam tikroje situacijoje, kurią pasirinksite ir dar kaip pats automobilis jaus esamoje situacijoje. Tai aš manau, šitie dalykai tik papildo, jums nereikia turėti daug žinių, bagažo iš praeities, kaip jūs važiavot bekelėje, kaip jūs važiavot ant sniego su kitais džipais. Šita Toyota jau visą tai turi, visa ta patirtis yra aiškiai ir įrašyta čia, tai jinai padarys tą darbą už jūs. Tai netgi neturint patirties bekelėje, jūs ramiai važiuojate su šiuo džipuku, kur tik akis mato. Tai trumpai apie važiuoklę. Dabar važiuoju išties su sugadintu asfaltu. Tai ta vibracija tokia kaip labai kieto džipuko, kuris nori pasišokinėti. Tai
aš sutinku, kad važiuoklė šito džipo yra ne iš komfortiškiausių, jinai pritaikyta tarnauti ir važiuoti bekelėje ir atlaikyti visus iššūkius, tai jinai turi būti šiek tiek kietesnė. Na išties, šiaip sėdisi patogiai. Jau važiuoju kuris laikas ir kelias ir buvo ir lygus, ir nelygus, tai sėdynės labai minkštos ir sugeria tokį aštrų vibravimą nuo kelio, kurį perteikia visgi važiuoklė, nes jinai yra džipinė ir kietesnė. Dar ką pastebėjau, tai vairuotojų sėdynė turi daugiau funkcijų nei keleivio, tai mes galim šitą sėdynę pakelti ir nuleisti ir dar turime prailginamą sėdimąją dalį, kas iš ties patogu ilgesniai kelioniai, kai kojas nori pailsėti. Posūkyje nesijauti blogai dėl stabilumo. Iš ties, ta prasme, kėbulas pasvyra, bet ne tiek, kad reikėtų dėl to pergyventi. O per kalnelį, kai važiuoji, nėra pats minkščiausias, amortizacija jo yra kietoka. Ne taip sugeria kalnelio nelygumą, kaip aš tikėjausi. Na ir ką, važiuojam vos 90 km/h greičiau ir garsas salone didelis. Aš net pakeltų tonų turiu kalbėti, kad puikiai mane suprastumėt. Sėdime tiesiog prie sankryžos ir aš girdžiu iš greta esančio automobilio sklindančią muziką. Aš girdžiu labai gerai kiekvieną pravažiuojantį automobilį. Turbūt ir jūs turėtumėt girdėti. Na ir svarbiausia tai variklis. Variklis primins senuosius Land Cruiser modelius, kurie buvo gaminami nuo 55 metų ir kurie ypač galbūt ir jums teko turėti, tai 2,8 litro dizelį, būtent Land Cruiserio. Jis visą laiką turėjo aštresnį dizelio garsą, na, kadangi 4 cilindrai ir tas motoriukas išties patvarus, bet tuo pačiu turi savo garsą, minusą. Tai galbūt Toyota galėjo išspręsti tą garso sklidimą į saloną nuo variklio, bet gal jie tai padarė dėl tikslo ir kad išliktų ta emocija Land Cruiserio, senojo, gerojo, klasikinio Land Cruiserio. Matomumas iš vairuotojo pozicijos yra tikrai pakankamai geras, aklų zonų per šitas vietas tikrai mažai. Sakyčiau, gal net jos ir netrukdo, nepatenka į reikalingą matymo zoną. Tai matomumui iš vairuotojo pozicijos aš duočiau 9 iš 10. Kodėl neduodu 10? Dėl tų pačių veidrodėlių. Jie tikrai erzina ir visą laiką norisi pasižiūrėti ir įsitikinti, kas yra akloj zonai prieš rikiuojantis. Toyota, nepradėk šiandien rėkt ant manęs. Dabar rikiuojantis, lyja, langai šlapi, veidrodėliai šlapi ir vaizdas išties nėra švarus lauke. Tai per veidrodėlius rikiuojantis nesu labai patenkintas tą, ką matau. Per mažai. Norisi pasilenkti, pažiūrėti atidžiau. Žinoma, yra aklozonos sistema, jinai viską už tave jau padaro, bet nenori pasitikėti tom sistemom. Galbūt per laiką pripratus prie jų galima jumis pasitikėti, nes išbandysite jas įvairiausiose situacijose. Taip, tai 360 kameros idealiai dirba. Labai lengva jausti automobilio, kol nesi prie jo pripratęs. Tai išvažinėjau per vietą, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kad norės ir kitas vairuotojas tilpti sankryžoje. Tai aš puikiai matau, kiek arti galiu privažiuoti iki bordiūro. Toks mano pastebėjimas. Galinis veidrodėlis turi kamerą ir kai galinis langas yra nuvalomas valytuvo, per tą kamerą, kaip sakyti, sutrukčia vaizdas ir atkreipia tavo dėmesį pasižiūrėti, kas ten. Tai, sakykime, ir trukdo, iš to paties gaunas, kad ir padeda. Tu visgi atkreipi dėmesį į galinį veidrodėlį ir matai, kas vyksta už tavęs. Kaip sakyti, daug dažniau pasižiūri nei reikia. Na ir 151 kW, manau, yra pakankamai šiam Land Cruiseriui, kad jį vežtų. Bet ar tai pakanka išpildyti jūsų norus
ekstremaliau pravažiuoti bekelėje arba jeigu jūs mėgstate važiuoti greičiau, lenkti visus, tai galbūt tai jums bus didelis minusas. Man asmeniškai norėtųsi bent 50 kW daugiau. Važiuojant įprastais keliais, šiek tiek miesto ar daugiau gal užmiesčio, tai su šiuo automobiliu tilpsite į 11 litrų 100 km dizelino. Dar nebandžiau, kaip veikia stabdžiai. Dabar spustelsiu aštriau. Nes kiek teko per važiavimą pajausti, tai tikrai efektyvus, bet taip aštriau nebandžiau, tai okei, stoja. Tai stabdžių nepritruks. Galios gal kiek trūksta šiam automobiliui. Toyota ūkio, aš nieko nedarau blogo. Tiesiog riedu nuo kalno. Kam reikia pykti dėl 2 km per valandą? Kas taip sugalvojo? Koks čia reglamentas? Grįžtant prie variklio temos, tai stovint kamštyje juntama variklio vibracija salone. Žinoma, vos tik pakėlus apsukas, jinai dingsta, išsilygina. Bet variklis 4 cilindrų turi savo niuansų. Ir visgi perteikia vibraciją į sėdynę. Aš tikiuosi, jūs girdit, kaip jisai garsiai riaumoja. Nepavadinčiau, aišku, to riaumojimu, bet tiesiog darbinis arklys. Taip, tai įvažiuojam į bekelės keliuką. Įsijungiau, kad sistema žinotų, kur aš esu, tai parinkau, kad esame nelygiam kelyje. Ir atjungiau priekinį stabilizatoriaus funkcionavimą. Tai išjungus priekinį stabilizatorių, priekis tampa minkštesnis ir ratai nepriklauso vienas nuo kito. Tai šiek tiek ir geresnis komfortas salone. Na ir ką iškart galiu pastebėti ir pasakyti, tai išties čia yra Land Cruiseris ir tas variklio garsas, pojūtis iš važiuoklės visgi primena tos senosius patikimuosius Land Cruiserius. Tai neišskirtinis ir šitas toks pats turi būti, laikas parodys. Taip, užvažiavau ant labai slidžios dangos ir pažiūrim, ar ratai pajaus. Ne, net nepasikasė ratukai. Tai gerai subalansuotas ratų sukimo darbas, tai jie visi pasiskirsto tolygiai sukimo momentą. Ir jungus palėtinimą matom visą šitą vaizdą. Tai kairys veidrodis, dešinys veidrodis, vaizdas priekyje, ratų kryptis pagal vairą bei pasvirimo kampai. Važiuojam. Iškart jaučiam palėtintoje. Tai šitie išties patogu. Galim pasikliausti kameros vaizdu ir atkreipti dėmesį, ar kažkur užkliūsim ar ne. Ar tai akmenys bus, ar tai šakos, ar kažkokia gilesnė duobė. Taip, įsijungiam atgal. Jo, reikia nepamiršti jungti laisvą. Tada tik tai sistema persijungia. Taip, dabar turim 4 high režimą. Ir norėčiau dar išjungti priekinį stabilizatorių. Tai priekinis stabilizatorius išjungtas. Priekis dabar turėtų būti laisvesnis ir galėsiu geriau perteikti jums pojūtį nelygiam kely. Tai dabar turim nelygų, netolygų paviršių. Ir važiuoklė iš esmės yra nepatogi gal, bet neatlieka savo darbą bekeliai ir aš tai vertinu kaip tiesiog džipą. Ir jis turi taip daryti, neturi būti malonus, jis turi kratyti, vartyti. Tai aš galvoju, kad bekelėje važiuoklė iš manęs gauna 9 iš 10. Aš visgi vertinsiu aukštų balų. Nes tiek istoriškai, tiek dabar Land Cruiseris visą laiką buvo labai geras bekelėje.
Nu, išvažiuojam ant akmenuoto paviršiaus. Čia jo nedaug, bet užtenka pajusti, kokią vibraciją sukeliama nuo kelio. Vat ką pajaučiau, tai kad važiuoklės eiga labai didelė ir atsiradus gilesniam netolygumui džipas pasvyra, bet ne tiek kiek ratas giliai. Ta prasme, nebūna staigaus metimo į šoną. Tai tas išties nesukelia didelio diskomforto. Gali pasikliauti važiuoklę. Taip, veidrodėliai plastikiniai. Ar jie išvažiuoja? Ne, neišvažiuoja. Čia irgi nieko nėra. Tai labai didelis tarpas su saulė. Tai jeigu saulė švies iš šono, jums gali tekti važiuoti pasislėpus taip, jei neturėsite akinių tą momentą. Tai ant vairo visas išdėstymas funkcijos, tai garsas, balso komandos, telefono atsiliepimas, kontrolės vairavimo. Tai viskas išdėstyta tai, ko reikia ir patogiai. Tai dešiniai rankai mes valdome visą kontrolę, kairiai multimediją. Pats tas vairas, kaip ir kalbėjau, tai patogus, bet yra ir kitas pojūtis, tai jo vairavimas, jo grįžtamoji reakcija į kelią. Tai atrodo, kad paimčiau didelį balioną pilną vandens ir jį judinčiau. Tai toks pojūtis yra perteikiamas iš vairo. Kaipgi mano gėrimas jau atšalo labai greitai, vos 10 minučių. Grįžkim prie svarbesnių reikalų, tai Toyota, prašau, daug pasakyti. Žodžiu, tai multimedija išties labai gerai veikia, labai gerai reaguoja į pirštą. Jeigu reikėtų įvertinti, kiek jinai lagina ir vėluoja į paspaudimą, tai sakyčiau, kokia pusė sekundės galbūt yra. Tu jau tik paspaudęs, kad šiek tiek užtrunka perjungti kitą ekraną, ypač ilgiau užtrunka, kai perinam į navigaciją. Tada ilgesnis laukimas, bet šiaip, ta prasme, labai viskas sklandžiai ir maloniai veikia. Taip, tai primena, kad visgi reikia vairuoti abiem rankom, tvarkingai, jokių laikymų per vidurį ar dar kažkur, toj pat pamatys. Taip, tai dar išbandžiau audio aparatūrą, tai groja kaip Land Cruiseriui labai gerai, o šiaip kaip automobiliui, iš kurio tikiesi geros muzikos, tai prastai. Tai kasdieniam naudojimui tai yra per akis, norėsit bumčiko, tikrai užteks. Pasimėgausit savo mėgstamom dainom be problemų. Bet taip, kad pasijaust kaip koncertų salėje, ne, dar toliai iki to. Na va, ir sustojau prie šviesoforo ir per kamerą man rodo praktiškai visą automobilį ir aš matau visus kampus, visus atstumus, kiek yra iki kitų eismo dalyvių. Ir jeigu nėra tekę susidurti su automatiškai privažiuojančia sėdynė ir vairu, kai užkurite variklį, tai Toyota padarė dar kitaip, jums užtenka atsisėsti į vairuotojo sėdynę ir tik užsisekti ir iš karto sėdynė privažiuoja ir vairas privažiuoja jūsų prieš tai nustatytą poziciją. Tai kituose automobiliuose dažniausiai tenka paspausti degimą, kad tai įvyktų. Taip, dabar įsijungiau linijų palaikymą ir kruizo kontrolę. Iki artimiausios kliūties nusistatau didžiausią atstumą įmanomą. Tai priekyje užfiksuos automobilį važiuojantį ir automatiškai nebedidins greičio nei kad aš nustatęs, bet jeigu tas automobilis nutols, tai jį ir paleis Toyota. Ir dabar paleiskim akimirką į vairą, pažiūrėkime, kas vyksta. Tai automobilis, pastebėjimas didžiausias ir didžiausias pliusas, tai kad automobilis neatsimušinėja į linijas, jis laikosi vidurio visą laiką. Ir žinoma primena, kad jau vairą paleidau per ilgai. Bet čia nedidelė bėda, tiek kiek jūs paleidžiat vairą, jums užteks ar tai atsigert vandens, ar išsipūst nosį. Jeigu vairo nebepaimate, automobilis pradeda pats stabdyti, įjungia avarinį ir dar kiek žinau, šiek tiek bando jūs prižadinti, jeigu situacija tokia, kad jūs užmigote už vairo. Tai
automobilis kelis kartus mandagiai spustelna per stabdį. Minusėlis. Uždėjus ranką taip ilgai nepavažiuosit, Toyota tuoj pat įspės, kad jūs nežiūrit į kelią. Va, prašau. Aš čia, žiūrėk man į veidą. Tai teks visus blogus įpročius pakeisti į tas, kas pridera už vairo. Tai visos saugumo sistemos tikrai veikia, jos nėra pasyvios, jos yra labai aktyvios. Kiekvienas neatsargus, neatsakingas veiksmas iš karto yra griežtai čia sprendžiamas šitame ekrane ir įspėja jūs, ką padarėt ne taip. Tai ar viršinot greitį, ar nežiūrėjote į kelią, ar nelaikėte vairo, ar laiku net nestabdėte, nereagavote į kliūtį priekyje. Lygiai taip pat įspėja, blikstelna visi ekranai, kurie čia tik yra raudonai, tam, kad atkreiptum dėmesį į priekyje esantį transportą ar kliūtį. Tai Toyota ties šita vieta, ties saugumu tikrai padirbėjo ir gali jaustis saugiai, kai nesi dėmesingas aplinkai. Visko būna. Būna važiuoji pervargęs po darbų. Arba važiuoji labai prastų matomumų, kai žiemą tamsu, lyja arba kokia nors, nežinau, šlapdriba, tai tos saugos sistemos vis tiek savo darbą atlikinėja. Tai galima šiek tiek ir pasitikėti jomis. Šiaip nemeluosiu, tikrai nebuvau tokios geros nuomonės apie Land Cruiserį prieš išbandant. Nes kiek teko domėtis jais, atsiliepimai nėra patys aukščiausi. Bet rūtie žmonės tikisi iš jo to pačio, ko tikisi iš visų kitų markių aukštesnės klasės. Tai Toyota nesivaikė šitų madų, jie padarė Land Cruiserį, kuris tiesiog tarnaus, kuris turi funkciją šiam gyvenime, jūsų gyvenime. Tai ar rinkčiausi Land Cruiserį kasdieniam kelionėm, tai tikrai taip. Išties likau nustebintas, kad aš nepavargau. Tai vairavimas yra stipriai palengvintas visų asistų. Tiek sėdėjimas šitoj minkštoj sėdynėje yra labai patogus. Tai aš manau, ir keleiviam šalia esantiem nebūtų problemos keliauti didesnius atstumus su šiuo automobiliu, nes vietos patogumų pilna. Kaip kelionių partnerį aš jį pasirinkčiau tikrai ir galiu duoti net stiprų 9 iš 10. Oi, geras džipukas, geras. Ar pirkčiau? Pirkčiau. Maloniai nustebino. Ačiū Land Cruiser ir Toyota, kad nenuvylėt su šiuo modeliu. O mes važiuojam nusiplauti ir pristatyti Land Cruiserį atgal į Autotoją. Ir dar kartą didelis ačiū jiems, kad leido išbandyti šį žvėrį.